Lietuvos krepšinio fanų komanda tęsia draugiškų rungtynių maratoną. Antrąjį Vyčio išbandymą prieš sezoną paženklino išvyka į Kėdainius. Čia Šakių ekipos laukia Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujantis Vietos Nevėžis. Turim daug ką gerint, antros varžybos, tai tiek gynyboje, tiek puolime, bendras darbas, kalba aikšteliai, viską tą turim gerinti tikrai ženkliai. Mes tikrai, sudėtim, tai tikrai nemanau, kad nusileidžiam kažkuo tai. Tiesiog jie turi legionierių, bet tai tas legionierius nereiškia, kad jisai bus daug geresnis negu lietuvis. Manau, kad tikrai rungtynės bus gan rimtos ir tikrai stengsimės laimėti. Tai ir pasakiau grupiniai, kad reikalingas geras darbas, ir geras darbas atneš pergalę. Turim kuo daugiau žaisto dabar varžybų susižaisti, manau, viskas gerai. Taisytinių dalykų tai buvo labai daug. Didžiausias tai atkovoti kamuoliai buvo, aišku, ir dainų sprendimų daug buvo. Tai stengsime šiandien, kad viskas būtų geriau. Nieko. Komanda yra dukų. Šiandien viskas važiai galvoju. Davai, transitionas, sukimas linija. 3 dalykai. Davai. 1, 2, 3! 3! Atsikeitėt, penktas lieka su mažiuku. Susitikimą komandos pradėjo apylygiai, tačiau po ilgai rungtynių pertrauką skelbusio švilpuko švieslentėje degė šeimininkams palankesnis rezultatas. Vytis turėjo 6 taškų deficitą. Neblogai, ne? Tai trūksta to vieno tokio paskutinio momento. Galvoju, ne? Eina viskas, kojom su koja ten per piršlaunį ar kur, na, jau griūnate. Mums reikia laimėti, ne kažko. Nieko nesigaili. Draugas, nedraugas, čia yra krepšinio, čia yra kova. Nestum šitai, čia netraukinys. Tu esi žmogus, netraukinys, ne? Jis tave stumia koją, įkišai jam tarp kojų. Jie blinkšna. Vos baugai, tu vienas imtas metą būdas. 1, 2, 3, 3. Prasidėjus trečiajam ketvirčiui Nevėžio persvara dar labiau išaugo ir tapo dviženklė. Tuomet iš viso 27 taškus pelniusio Pauliaus Belevičiaus vidinį Vyčio krepšininkai kilo į šturmą. Po 3 kėlinių jau turėjo 7 taškų pranašumą, o likus minutė iki lemiamo ketvirčio pabaigos pirmavo 4 taškais. Tačiau Nevėžis 2 atakas iš eilės užbaigė tiksliais metimais iš po krepšio, o per lemiamą ataką prie baudų metimo linijos pasiųstas Žermeinas Lovas iš viso pelnė 17 taškų, realizavo abu metimus, taip išvesdama šeimininkų komandą į priekį rezultatu 76–74. Per likusį laiką Vyčiui įsigelbėti nebepavyko. Kokios varžybos yra žymiai geriau negu treniruotė. Manau, čia visi treneriai tai tikrai patvirtintų. Nevėžis yra, manau, stipresnė tikrai vis dėlto LKL komanda už prieš tai žaidžiusią komandą, bet kaip rezultatas rodo, nedaug ir nusileidom. Manau, daug tokių padarėm klaidų, kur jie išnaudoja tiesiog taškais, kur gailiausia buvo. Bent jau pramestume metimus, tai galėtume grįžti į gynybą, o dabar prarandam prie vidurio, jie išnaudoja taškais, tai labai skaudžiai, tas atsiliepia. Nugalėtojams 10 taškų surinko rezultatyviausias praėjusio sezono nacionalinės krepšinio lygos žaidėjas, vienas iš buvusių Vyčio vedlių Ignas Vaitkus. Temptos rungtynės, aišku, jie irgi dabar yra tam pasiruošime, mes irgi, bet manau, tiek jie gavo naudos, tiek ir mes gavom naudos iš jų. Tikrai komanda stipri, turi ir patyrusių žaidėjų, Vytis ir yra jaunų, ambicingų žaidėjų, taip pat, manau, bus tikrai galinga komanda nacionalinė. Šiais metais tikiuosi nekartos klaidų, ką mes darėm praeitą sezoną ir tikrai nueis toliau, jie mano favoritai, nacionaliniai stebėsi jų žaidimą ir visada palaikysiu. Iki nacionalinės krepšinio lygos sezono pradžios lieka mažiau nei mėnuo.